Nu tai ką, sveiki, ribetos amigos kavalieros. Atvarėme mes į žvejybą, į mūsų pirmasis varžybas šį sezoną. Žiūrėsim, kaip mums seksis, tikiuosi geriau negu praeitą sezoną. Jeigu ką, šitų varžybų bus 4 etapai. Organizatorius Andrius Kopa, tai linkėjimai jam. Kaip ir jau pasikeitė visas taisyklės negu praeitais metais buvo, bus suliniuoti matojimai, jau žuvis bus gyvingesnė. Ir nebus kaip praeitą kartą, kad mums viena nudvėso ir neėjo įskaita. Tai ką, žiūrėkit, pamatėte, ne, kokie yra pas mus prizai. Šiandien šį sezoną yra toks geras dalykas, kad galima laimėti ir aliumininę valtį. Bet nežinau, nesu aš toks optimistiškas, kad mums gali pasisekti. Bet tikiuosi, gal mums kažkas ir gausis. Tai vat, tai ruoškit arbatėlės, gėrimukų ir varom. Startas. Kaip visada visi su benzininiais varikliais. Dabar yra pas mus gegužės 4, tai pagal taisyklės nežinau, kaip ten yra su tais varikliais, bet va matot, kaip visą laiką gaunasi prie bangos toj mums, va jau turiu prisėst. Ir plauksim. Na ką, bandysim ant tokios žuvelės, nepažįstu šitą tvenkinį, žiūrėsim, kaip kas viskas bus. Ant ko gaudžiau praeitam video galit pažiūrėti, ant ko gaudau su kokia meškerė. Tai ką, nežvina. Na, kolegos, pamiršau ten paminėti, va dabar buvo, nežinau, ar matosi, kibimas. Kažkoks mažiukas bandė už dugos paėmė, matosi, kad tai va įpjovė šitoj pusėj. Šitoj pusėj biškį įpjovė. Tai gal kol kas prie šitos spalvos ir liekam. Gal nusišypsos mums šiandien fortūna. Opa. Yra? Kažką turiu. Ne, šeriukas. Šeriukas? O. Не туда. Пускай. Чекайте, не пускайте. Что сейчас фильмовать? Выслал. Jest, serduszko jest. Czekajcie, muszę sfilmować. Nu ką, va, pirma uodega yra. Na ką, chebrytė, kol nekimba, sako, jeigu visiškai nekimba, reikia pasistiprinti, kad būtų viskas ok ir kad jau žuvis tada jau turėtum jėgų žuvį ištraukti. Tai skanaus mums, biški mums pauzę, o pas jūs toliau video tęsis. Turiu.
Фрикцом поснимать, только на фрикцом. Не могут душать, положили. Tai, chebrytė, PM8 comai, toj laukiam patvirtinimo, kad gavo fotkę. Yra patvirtinimas, turim nufilmuoti į telefoną, kad mes ją paleidžiam. Čia kur buvo PM8 comai tie. Nu ką, viskas? Jo, paleidžiam. Ate, ačiū tau už emocijas. Gerai. Chebrytė, fainai buvo. Priviliojom nors vieną lydekaitę. Ir gerai, kad dar legali. Va, dar vienas nerealizuotas kibimas. Čia naujo gumą uždėjau, nes sena praknisavo vandenį. O čia matosi buvo centimetrus nuo kabliuko, gaila. Mėčiau vėl tą pačią vietą, bet jau niekas išsigando žuvelę. Bet turbūt mažiukas buvo, kad nedakando jeigu. Tai va, liko dar mažai laiko mums jau. Tai tikėkimės dar pamatysim kokią uodegą. Yra? Pats sako, reikės? Reikės. A ne, nedidėlį. Nereikia. Čia pats sako. Nedidėlį. Stačiakim rado, jeigu vamaniau. Didėlį. Nu gerai, nors kažkas nuotaikai pakel, bet paskutinis skaitinis. Gaila. Na ką, dabar apdovanosime nugalėtojus ir prizininkus. Trečia vieta – klubas Aviliai. Antra vieta – klubas Black Pearl. Na ir ką, mūsų šių varžybų nugalėtojai Ūdos broliai Smilgos. Ir truputį apie statistiką. Nu, Šaika. Laimingieji. Paguodos prizas paskutinieji buvo portugalai. Rotke, išsipildė tavo svajonė. Nu, vienas mažiausiai, ta prasme, Tas, kas pagavo. pagavo. Na ir ką, pagrindinį prizą mūsų laimėjo valtį nuo mūsų rėmėjų Rally Boats komanda Ūdo broliai Smilgos. Ką, amigos, Rebetas Kavaleros baigėsi mūsų varžybos. Realiai pagal įskaitą užimam 40 vietą iš 60 kažkelių, 60 ar 65. Tai kaip ir pavarėm, bet nelabai stipriai. Tai tikiuosi, kad sekantis etapas mums pasiseks ir sekančios varžybos, nes mes dalyvausim ir pas kitus organizatorius, spėjo, jeigu gausis. Tai kas žiūrėjot šitą video iki galo, ačiū Jums, spauskit laiką, rašykit komentarą, subscribinkit kanalą ir gero Jums visiems vakaro, dienos, Jūsų ten nežinau kada Jūs tai žiūrit ir kas žvejoja, nežvyno nedegos. Iki!